Koks tas yra probiotinis maistas? Yra toks, kuris labai buvo populiarus pas mūsų senolius, pas mūsų protėvius, senelius ir taip toliau. Rauginti visos daržovės, praktiškai viską raugindavo. Tai rauginti agurkai, rauginti kopūstai. Rauginti gali būti imbierai, burokai, pankoliai, ropės ir visokiausios šaknys ir taip toliau. Kimči dabar yra variantas, kuris populiarėja. Korejietiški aštrus kopūstai. Ten ir dikėlių įeina ir visko. Ir netgi yra, tarkim, daug labai bacilus genties, būtent bakterijų, kimči. Dėl to aš tai labai rekomenduoju. Kimči valgyti, kartais raugintų lietuviškų kopūstų, kartais kimči. Nes ir ten tas aštrumas ir tie prieskoniai ir kitos daržovės ten atneša kitokių bakterijų. Tada dabar pasidarė populiari labai kombuča, irgi šita arbata, bet jinai, tarkim, mano nuomonė, lyginant su kokiais dievų maisto gėrimais, kur yra pagrinde rauginama pieno rūgšties, bifidobakterijų, tam tikrų sporinių bakterijų, tai čia yra žymiai naudingiau iš pačios bakterijų kilmės. Nes kombuča ten jau raugina vis tiek yra ir mieliagrybis. Tai dėl to būna žmonėms kartais ir sukyla kažkokios reakcijos ir panašiai. Tai jis irgi yra raugintas, irgi yra naudingas, bet ne toks naudingas. Tai aišku yra tada ir tarkim kefyras, rauginti pieno produktai yra naudingų savybių, bet irgi yra, kas turi problemų su laktoze, kas turi problemų su kazeinu, kam sunkiai skaido tą baltymą, kas sunkiai virškina. Tai reikia pasverti. Todėl raugintos daržovės ir rauginti vaisiai yra pats geriausias dalykas.